Tas pats vakaras, praėjo 5 minutės, atsidarinėsime dabar šitą už 205 eurų. Aišku, aš jau padariau teaserį tokį mažą. Nežinau, šitas video aš tiesiog kuriu, kad aš galėčiau galų gale pasiskaičiuoti, už kiek šaibų atsidariau ir po to, kai įsiūsiu greidinti, kiek atsipirko ar ne. Tai toks čia kaip mini eksperimentas. Tai turime tokį. Čia galima ištraukti Blastoizą, Benozaurą, Charizardą labai su rimtais artworkais, kurių tikrai norėčiau, tai tikiuosi nahui. Tai galime kipti į darbus, Čia yra 205 eurų. Čia jau yra reikal. Čia jau norėčiau, kad tikrai atsipirktų. Čia ne 105 eurų. O. Įdomu, kiek čia pakelių bus. O, čia gal daugiau pakelių. Ui. Čia turime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 18 pakelių arba 20. Dai, let's go. Kažką gero. Čia tai nesu atsidaręs hitų, tai neįsivaizduoju tokį darom. Pikachu, Krabas. Opa, Monchampas. Blemba, šitas iš artworko, raičių. Atrodo, kad tikrai gali kainuoti šaibų. Ir aš manau, jisai tikrai kainuoja šaibų. Labai, ir šiaip, pasakyti, tikrai graži kortelė. Gerai. Raičių irgi gali kainuoti šaibų. Būna, kad kartais paprastas kortelės kainuoja kažkiek pinigėlio. Bet aš tai kaip... Oi, netyčiai kamerą atrinkiau. Bet aš tai kaip ir minėjau, aš tai čia darau ne dėl profito, aš tai tiesiog noriu susirinkti kolekciją. Susirinkti kolekciją ir laikyti. Šitas tai turiu angliškai, žinau, kad nieko nevertas. Reikia dvi reikia nepamiršti, 2 kortas. Reikia nuo galo paimti, įdėsiu. Jum čia kad tai būna, nes aš dedu visas korteles į slyvus, tai kad nereikėtų čia žiūrėti, tai mes tyliai padarau, kad tokio padaro viskas. Nužiūrime, ką turime, reikia 2 kortas, ne, 1, 2. Nu, davai, Charizard, ne, labiausiai, nors jo Charizardo norėčiau, jis tenai taip skrenda labai gražiai. Šitas draugždai, man rodos. Kaip šitie vadinasi? Dito, ne Dito, ten kažkaip, Pažiūrime. Blemba, netyliai taip atidarinėjau, net pamiršau, galvojau, kad vienas esu, 2 kortas reikia nepamiršti. Tai galima taip nuimti iš galo 2 kortikės. Ir tada subaus. Matot, kažkas yra, halo. Kažkas šviečia. Miau, blemba, bet gerai atrodo, ne? Geras holo. Gali irgi, manau, irgi turėtų kainuoti šaibų. Iš tikro, aš kai toks tipo ekspertas, tai mano komentaras koks gali būti, šitas tai tikrai, manau, gali kainuoti šaibų. Bet sakau, man tai čia yra hobis, man čia yra toks, nežinau. Išsiunčiau 50 kortelių greidinti, tai įdomu, kokie ateis rezultatai. Jeigu ateis labai blogi ir nusivilsiu, tai daugiau neatidarinėsiu. Čia toks kaip realiai kaip kazino. Savotiškas. Starjų. Diglitet. Diglitet. Čia tai sliekas kažkoks fosilija. Ir čia tasai iš M raidės. Blemba, bet aš biškį pamenu čia tų Pokemonų. Mortres, ar kaip jisai angliškai vadinasi. Nu, davai, šitas bus geras pakas. Šitas bus šita. Oi, ne, šitas viršilos veidukas bus. Na, čia. Ir, neišėjo. Čia šitas... Bulbazauras, jau šis Bulbazauras daugiau kainuoja negu šitas. Bet Bulbazauro irgi graži kortikė, bet čia ne tas, kur aš sakiau, kad kainuoja EX šitas, bet šitą irgi visai faina. Žodžiu, biškis skundžiausi, kad reikės čia viską man nuskenuoti. Šiaip parašykite komentarus, ar editorius, ar turėtų... Bulbazauras. Tik tai ne holo. Ar jisai turėtų pats surasti Pokemonų ką. Bet jisai neras, nes čia japoniškai, čia aš pats vos randu. Maldelę sukalbėt turiu. Čia tasai iš tų Team Rocket. Irgi holo, blemba, gražus. Aš tai vertinu pagal grožį. Man jeigu graži, tai man ir faina. Bet realiai, kai pagalvoju, aš tų kortelių, kur čeisinu, man labiau apsimokėtų tiesiog nusipirkti jas 10-ukų įvertintas, negu čia bandyti man jas atidaryti. Šiaip mano sėkmė kortelių šitose atidarimuose buvo ganėtinai nebloga. Pažiūrėsim, ar jinai dar pasiteisins iki šiandienos. Nes šiaip tai aš paskaičias, nebent ateis ten įvertintos labai blogai kortelės, tada tai minusė, baisia minusė, žiauria minusė, neapskaičiuota minusė cipakas. Sliekas atsimenu šitą. Gerai, visada ėmėm iš šitos pusės, dabar imam iš kitos. Ar aš filmuoju? Nu,
Blet, kaip norėčiau aš to Charizardo. Bet jisai tipo top chase'as yra, jisai pats brangiausias, bet ne dėl kainos. O, Squirtle, War Toys, ar kaip jisai vadinasi. Coffin, Psyduckas, Krabis ir Charizardas, bet irgi ne šitas, kurio mes chase'inam, ne šitas, blemba. Bet šitas, man rodos, kainuoja šaibų, šitas yra iš promo, aš turėjau angliškų dėžių, kur jį gauni kaip promo ir jisai kainuoja šios 3 įsimčių. Tai prie tos dar dėžės gaudavai va tokį. Žodžiu, gal čia parodysiu, geriau matysiu, va tokį dar figūrėlę gaudavai. Tikrai faina figūrėlė. Sakau, realiai aš galėčiau kada parodyti, ką aš čia turiu ofise, čia kosmosas. Aš žinau, kad mano visa šita veikla tikrai yra nepelninga bent kol kas. Kokias 7 štukas eurų išleidau. Jau daugiau bus 8. Nepamenu, ant greito Mimas ir Flareonas. Blemba, iš tikrųjų čia kiek wafflinti reikia, tipo, kiek daug šnekėti reikia, nes, nu, tipo, jeigu tyloitį darinėsim, tai labai įdomu nebus. Aš jaučiu greičiau pavargsiu nuo šnekėjimo. Irgi ne, top chase'as. Aš turbūt greičiau pavargsiu nuo šnekėjimo, negu nuo šitų video darimo, nes aš galiu ir tyloitį daryti. Bet sakau, man taip, aišku, galėčiau kažkur užsirašyti viską, bet aš galvoju, kad kai būsiu pagyvenęs, bus smagu pažiūrėti, ką aš čia pristūmiau, ką aš čia veikiau, kai buvau jaunesnis. Tie visi vlogai, čia tie kripto video. Nu, kripto video gali nebūti, o šitie Pokemonai, pažiūrėti kiek dabar, tai, nu, tipo. Nes aš manau, kad po kokių 10-20 metų tos kortelės, kurias aš čia turiu, jos tikrai turės didelę vertę. Nu, belia kaip graži kortelė, nesakykit. Nesvarbu kokią kainą, bet belia kaip graži. Ir elektrolitas. Šitas elektrolitas. Nu, šitoj pusėje liko 4 pakeliai, tai davai, suleidžiam juos. 1, 2, 3, 4, 5 raičių ir šitas Krabis. Aš dabar kaip pagalvau, gal rimtai labiau apsimoka pirkti iš karto nugrįžti, kurią tiksliai labiau apsimoka, nei ten gal $800 kainuoja. Bet aš jau šiaip šiandieną išleidau 300 eurų ant Pokemonų. Ir tiksliai aš negausiu tos kortelės. O, kažkas shiny. Squirtle. Negausiu tos kortelės. Irgi ne šita, kaip šitas vadinasi. Gastrolės. Nepamenu. Tikrai ne gastrolės. Gaitrolės, nežinau. Irgi graži labai kortelė, tikrai pasakiško grožio. Dieviško grožio. Liko dar 2 pakeliai. Galima iš karto pasižiūrėti. Taip, bam. Paskutinis pakelis iš šitos pusės. Pakelio apskritai niekai. Gal čia yra good luckas, 2 firesai. Reiškia, gavom Charizardą. Jis ten taip skrenda gražiai, va taip. Ai, vapšė negražiai. Ir liko apskritai paskutiniai 4 pakeliai. Iški čia vietos reikia. Davai, good luck, where is my good luck, where is my good luck. Traineris, traineriai kartais daug kainuoja, Bet esmė, kad aš ne trainerio noriu, aš noriu Charizardo. Jau dabar tirtų Blastoidas arba Venozauras, jie irgi labai gražiai atrodo. Arba aš gal filmuoju, jeigu jie net ne iš šito... Ne, bet jie čia irgi visur pavaizduoti, tikrai galima, tikrai tikiu. Du paskutiniai pakeliai. Kažkuriam tikrai bus Charizardas, skrendantis, ten taip gražiai. Plas. Cak. Ava! Ei, bedraužlį. Bet šitą turim, nu blemba. Suka, kaip aš noriu ir kaip nenoriu aš pirkti dar dėžutės. Ne, prašau, ne. Na, čia. Charizardas, lendi lauk, Charizardai. Pau. Yes! Venusaurą gavom! Yes! Come here, baby!
Yes, bet norėjau Charizardo, bet geriau negu nieko. Let's fucking go. Aš turiu nustoti daryti šitas klaidas. Taip užsihypinau apie šitą kortelę, nors vapšė va šita chase'as buvo. Tai gal pasiseks kitą kartą.